puikus rezultatas. Komandos rungtynes pradėjo tokių svečių, čia tolime vienvaldžių čempionato lyderius Kauno Žalgirio krepšininkus, tai dabar jiems planai tikrai buvo ataka. Verslys, Vilniaus krepšinio mokykla Rytas, o Nasiaus krepšinio mokykla Timus, o dabar tolimą metimą bandė pataikyti ir Mačiulis. Nepavyko jam. Fantastiškas rungtynės ir tai buvo žmogus, kuris tikrai daug nusipelnė. Žibrys ir pelnęs 9 taškus, jis tampa rezultatyviausiu mačo žaidėju, o čia vėl ta pat rungtynės. Klaipėdiečiai, o čia sėkmingai darbuojasi Matulėvis. Metu, graži ataka. Bet čia kamuolį iškrapšto. Ne, vis dėlto 19 priekyje Sostinės komanda, kuri dabar kontroliuoja kamuolį ir pelno pirmosius taškus. Remeikis iš toli. Ne, šiandien ne taip, kaip vakar. Žiūrėjome kamuolį. Gražiai jūsų kamuolys ir čia jau be šansų. Apstumis pataikė, po to iš taškų zonos kelis sukus prametė. O dabar 29. Žibrys. 2 taškai. Geras perdavimas, reikia mesti perdavimas. Labai gražus. Labai geras perdavimas. Ką jis spėjo padaryti. Atkovotas kamuolys ir dar kartą. Nutarpintai vienokį kamuolys. Leidžia. Mėgsta tokias metas. 3 ar 4 būtų pataikė klaipėdiečiai, supranta, Vilniečiai, jie pirmautų pakankamai neįstai Sostinės komanda. Žibrys apžaidžia varžovą. Metimas. Kausko reidas. 2 taškai. Pasmetimas. Dar neišnaudoja komandinį pražangų. Dabar kamuolį gali kontroliuoti ir gali tačiau paskudinti klaipėdiečiai. Prasidėjo. Klaida. Klaida ir po to pražanga baudžiami Vilniečiai. Vėlgi, ganėtinai greit renkasi pražangas. Tolimas šuovis. 3. O daugiausiai taškų pelnė Žibrys. 28. Tai praškai 3 žaidėjai, kurie... Remeikis. Ščiauskas. Pražiapsojo įkeršti pusmelio mačą, tai klaipėdiečiai labai užtikrintai antroje rungtynių pusėje pradėjo... Čia nieko nėra po krepšiu grupėje. Žibrys. Tolimas metimas. Nesustok. Čia. Taškų nėra. Dar syk. Kas imsis iniciatyvos ir kaip viskas pasibaigs? Klaida! Kokia klaida? Wow!